Ką gerbiamas Vaitkus mano apie Kinijos juostos ir kelio iniciatyvą? Jūs apie tai liktai kalbėjot, bet jeigu norit, dar dadurkit. Tai aš už tai, kad Lietuva joje dalyvautų, nes aš matau tame galimybės mums Lietuvos žmonėm ekonomiškai pasistiepti aukštyn. Nes niekur nedingsi, Kinija tokia galybė, ekonominė galybė. Tai prieš Kinija pademonstravo pasauliui, ko niekad nėra buvę žemės rutulyje per visą pasaulio istoriją. Jie tokius ekonominius stebuklus pasiekė, ko niekada iki šiol nebuvo. Jeigu paklausit, kiek yra greitkelių Kinijoje, tai atsakymas yra toks: tiek, kiek Europoje, plus Amerikoje, plus Australijoje, plus Japonijoje, plus visam likusiam pasaulyje. Tai Kinijoje yra tiek. Jeigu paklausite, kiek greitųjų traukinių maršrutų yra, kiek kilometrų, tai tiek, kiek visam pasaulyje kartu sudėjus ir dar daugiau. Jeigu paklausite, kiek Kinijoje yra paruošiama mechaninių inžinierių, inžinierių, ar ne, tai bus tiek, kiek visam pasaulyje kartu sudėjus ir dar daugiau. Kinija yra ekonomiškai neatsilikusi šalis, o pirmaujanti šalis ne tiek mažai sričių, tame tarpe ir genetikoje. Ir Kinijos suteiktos galimybės, ekonominės galimybės Lietuvai yra labai vertingos mums Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Tai nepasinaudoti tokiom vertybėm būtų didelis griekas. Baigiau.